Kągi, tikrai negąsdinsiu jūsų pirmiausia, čia man numatyta labai simbolinė rolė, grinai tik tai duoti tam tikrą makroekonominę įžangą, todėl aš jokių ilgų prezentacijų sakyti neketinu, beje, kaip aš tam manau. Tiesiog pačios svarbiausios naujienos iš Jungtinių Amerikos valstijų, Eurozonos, Kinijos ir Rusijos su keletu makroekonominių skaičių. Taigi, pirmiausia, keletą žodžių apie Jungtinės Amerikos valstijas. Iš tikrųjų, ekspektacijos lūkesčiai yra pakankamai pozityvus, nors pirmo ketvirčio rezultatas ir buvo toks švelniai tariant nuvilintis, minus 0,7% palyginti su ketvirtuoju 14 metų ketvirčiu. Bet vis dėlto 2,4% lyginant su pirmuoju 2014 metų ketvirčiu. Taigi einama viskas maždaug tuo tempu, kokiu ir tikimas 2015 metais. Kaip matote, prognozija yra 2,7% ir tam tikra akceleracija augimo 2016 metais. Eurozonoje taip pat bendroji situacija, galima sakyti, gerėja, tik tai tas ta didžiulė našta Graikijos, kuri vis dar niekaip neišsisprendžia ir šiandien dar negalima pasakyti viskas, kuo tiksliai baigsis, ji visgi tam turi tam tikros įtakos. Bet kuriuo atveju, kaip matote, gepas, tas atotrūkis, spraga tarp Amerikos augimo ir Eurozonos augimo po truputį siaurėja, mažėja ir tai yra be jokios abejonės net tam tikrą prasme naudinga ir euro kursui palyginti su Jungtinių Amerikos valstijų doleriu. Nors fundamentiniai dalykai vis dar palankus doleriui stiprėti, tačiau gali būti taip, kad net ir, pavyzdžiui, nuvilti lūkesčiai dėl palūkanų normų didinimo Jungtinėse Amerikos valstijose gali doleriui turėti nepageidaujamų pasiekmių ir, sakykime, doleris gali visiškai susilpnėti euro atžvilgiu, kaip kad mes pastaruoju metu matėme. Rusija, turbūt kažkokių ypatingų naujienų mes pasakyti negalime, jeigu palygintumėme su kitomis prognozuojančiomis institucijomis, TVF, Pasaulio bankas, ko gero jų prognozės netgi šiek tiek linksmesnės dėl Rusijos recesijos, mūsų prognozės veikia skeptiškajame sparne. Bet kuriuo atveju sausio balandžio mėnesio rezultatas palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, praktiškai minus 2% bendrasis vidaus produktas krito Rusijoje, tačiau laukiama, kad situacija nuosekliai blogės per likusią metų dalį. Tada stabilizacija jau nuo žemos bazės stabilizacija 2016 metais, kurią skatins be kita ko ir palaipsniui atsigaunančios pasaulinės naftos kainos. Na, Kinija, žinoma, ir šiandien turbūt galime klausti savęs, čia kas, čia soft landingas ar hard landingas, bet turbūt, kad visgi veikiau tai yra soft landingas, nors kai kurios institucijos, tas pats Capital Economics, laikosi nuomonės, kad Kinai dar ne visai tiksliai ir savo bendrai vidaus produktą skaičiuoja ir ypatingai reiškia priekaištus dėl BVP defliatoriaus skaičiavimo. Ir Capital Economics nuomonė, iš tikrųjų, Kinijos augimas nėra toks, koks čia pavaizduotas, jis yra kažkaip tarp 5–6%. Na, bet kaip visada tiek analitikų, tiek nuomonė. Pasaulinių bankų arba svarbiausių šalių centrinių bankų politika lieka absoliučiai ekspansinė. Ir to vertinimo nepakeičia net tas faktas, kad Amerikos Federalinio rezervo bankas visgi turėtų netrukus palūkanų normą pradėti didinti. Nesutariama dėl to, kada tas pirmasis sprendimas bus. Savo Stokholmo mūsų kolegų nuomonę, tai turėtų vykti rudenį, konkrečiai rugsėjo mėnesį. Na ir po to kiti dar papildomi sprendimai per 2015–2016 metus turėtų užauginti tą palūkanų normą kažkur iki 0,5%. Tuo tarpu dėl Europos centrinio banko yra praktiškai visiškai akivaizdu, kad jokių palūkanų normų didinimo nebus nei šiais, nei ateinančiais metais. Laiko horizontas ir baigėsi 16 metais, bet labai galimas dalykas, kad ir 17 metais, pirmąją bent metų pusėje mes dar nematysime jokių reikšmingų, bent jau signalų, rodančių, kad netrukus prasidės palūkanų normų didinimas Europos centrinio banko. Nors aišku, gyvenimas kartais keičiasi greičiau negu kad, sakyčiau, situacijos vertinimai
na, sakykime, Graikijos problemos sprendimas, spartesnis atsigavimas negu tikėtasi ir net tam tikras infliacijos paspartėjimas, kuris, pavyzdžiui, būtų įtakotas ne tiek kiekybinio skatinimo, kurį Europos centrinis bankas pradėjo, tiek, pavyzdžiui, naftos kainų kilimo, galėtų ženkliai pakeisti Europos centrinio banko retoriką ir galbūt jie pradėtų kalbėti jau apie tam tikrus pokyčius pinigų politikoje. Bet kuriuo atveju aš manau, kad norint kažką tai išsiaiškinti apie galimus palūkanų normų politikos pokyčius, reikia pirmiausia žiūrėti, o kas bus daroma kiekybinio skatinimo srityje. Tai ECB pradėjo kiekybinį skatinimą visiškai neseniai. Po tokio paradoksalaus laikotarpio 2012-2014 metais jūs matote, kad nebuvo ne tik tai jokio kiekybinio skatinimo, bet buvo atvirkštinė politika, kuri netgi rodė, kad Europos centrinio banko balansas susitraukė. Visiškai diametraliai priešinga tendencija nebuvo tose pačiose Jungtinėse Amerikos valstijose ir Japonijoje. Bet dabar, aišku, sulig ta pradžia vertybinių popierių pirkimo, mes matome, kad tendencija persilaužia ir Europos centrinio banko balansas pradeda didėti. Aš manyčiau, kad pirmiausia reikia stebėti, ką ECB darys kiekybinio skatinimo srityje. Jeigu kažkuriame etape bus aiškus signalai, kad kiekybinis skatinimas stabdomas, mažinamas ar net baigiamas, tik tai tada matyt atsiras pagrindo kalbėti, kad sekantys sprendimai jau bus susiję su palūkanų normomis ir tikėtinų palūkanų normų didinimu. Tai manau, kad iki tų pokyčių mes dar turime gražaus laiko, tiksliau tariant, mūsų klientai banko turi gražaus laiko mokėti mažas palūkanas, bet kaip Lietuvos bankas savo naujomis iniciatyvomis norėjo parodyti, kad tie gražūs laikai vis tiek nori ar nenori baigėsi. Tai štai tokie mano pavyri pastebėjimai ir perduosiu savo kolegų žodžius. Mano idėja yra tiesiog parodyti tą pasaulį iš obligacijų prekybos perspektyvos, iš esmės turint tas tris pagrindinės temas. Kiekybinis skatinimas, nesibaigianti Graikija ir kažkiek vėstanti Rusija ir Ukraina, kaip tai atrodo per obligacijų prekybos perspektyvą ir per palūkanas. Tai jeigu kalbėtume apie palūkanų normas Europoje, viso ko kamienas ašis yra Vokietijos palūkanų normos. Čia mes išdėliojam palūkanas Vokietijos obligacijų nuo 1 metų iki 30 metų. Čia yra paryškinti 5 metai, 10 metų, 30 metų. Na ir galite matyti visą tą dinamiką, kuri iš tikrųjų čia yra labai ilgalaikis trendas, dešimtmečius tęsiantis trendas ir tas defliacijos fenomenas, kuris globalus reiškinys, gal ne tik Europos reiškinys, bet papildomo parako, ko gero, įnešė Mario Dragis į areną, sakykime, paskelbdamas apie kiekybinį skatinimą Europai. Ir tas davė didelį impulsą palūkanoms judėti dar labiau į apačią. Ir mes matėm prieš gerą mėnesį 7 metų palūkanas Vokietijai palindusias po nulinę zoną. Iš esmės be degunės, kaip mes vadinam, be oro, tai yra investuotojas sutinka užsirakinti 7 metų neigiamą grąžą. 30 metų investuotojai sutinka gauti 0,5% palūkanų. Nu ir paskutinių kelių savaičių istorija, žmonės turi daug paaiškinimų, kodėl tai vyksta. Silpnesnis aukcionas Vokietijoje, pirminėje rinkoje, tam tikros Graikijos situacija, vieni kiti ekonominiai rodikliai, bet mano asmeninis paaiškinimas yra labai paprastas. Iš tikrųjų, žmonės tikrai persivalgė tų žemų palūkanų, permastė infliacijos perspektyvas ir tam tikrą matėm tokį sniego gniūžtės efektą, kai rinka pradėjo ridentis į kitą pusę. Ir šitoj terpėje gyvenantis investuotojai, ko gero, pradėjo galvoti, ar tikrai mes 30 metų nematysim jokios infliacijos užuomazgų. Ir aš manau, mes dabar grįžom iš esmės dar net negrįžom į rugsėjo mėnesį.
Tai vyksta labai gera ir sveika korekcija, rinka suras savo naują teisingą lygį ir judėsim kažkur toliau. Bet manau, toks pagrindinis variklis viso šito proceso yra infliacijos lūkesčiai. Nežinau, Gitanas gal gali mane papildyti. Laikotarpiu be abejonės, bet aš sakau. Trumpuoju laikotarpiu, iš tikrųjų, žmonėm yra būdinga turbūt ekstrapoliuoti tai, ką jie dabar šią minutę mato į ilgesnę ateitį. Bet iš tikrųjų, kaip aš minėjau, ta defliacija, jeigu jūs pasižiūrėtumėt, bet jau, pavyzdžiui, Lietuvoje defliacijos rodiklį, tai ir atmestumėte energetinės kainas, transporto paslaugos, degalų kainos ir per metus ir žiūrėtumėt, kokia tada yra infliacija, jūs matytumėt teigiamą pokytį, nėra ten defliacijos. Tai defliacija iš esmės lemia energetinę komponentę, bet energetinė komponentė gali čia netrukus pasikeisti priešingą pusę ir tada ta šiandieninė defliacija gali labai netikėtai ir labai staigiai mums išvirsti į infliaciją ir visi tie ilgalaikiai lūkesčiai, kuriuos čia mes kaip smėlio pilis statome, jie tampa be jokio pagrindo. Tai manau, kad investuotojai tą patys matyti, kaip tu sakai, suvokia. Blogi laikai investuotojim, vis dar blogi laikai investuotojim, neblogi laikai emitentam. Vėliau pasidalinsim vieną sėkmingą emitento istoriją, kurią matėm vakar rinkoje. Čia lygiai tas pats piešinys, tik truputį iš kito kampo. Iš esmės mes čia turim tą palūkanų kreivės statumą, vadinkim skardį. Ir skirtumas paprasta aritmetika 10 metų minus 2 metai. Tai vat, paskutinis judesys yra grynai susijęs su perkainojimų termino premijos. Tai yra, žmonės nebesutinka už ilgą terminą gauti itin mažai palūkanų. Ir ta, sakykime, kreivė lipa į viršų, lipa į kalną. Čia yra grafikas, kurį aš mėgstu žiūrėti ir stebėti. Tai labai gerai atspindi kredito maržas tiek investicinio reitingo kompanijų Europoje, tiek aukštesnio pajamingumo. Tai žalia linija yra iTraxx indeksas, pagrindinis indeksas, jį sudaro 125 investicinio reitingo bendrovės Europoje iš 4 pagrindinių sektorių. Ir galime matyti, kad čia situacija yra labai nuobodžiai stabili ir mes nematom didelių pokyčių. Tai yra kredito ištekliai geram kredito reitingui, gerai kredito kokybė yra pigus, prieinami ir situacija yra pakankamai stabili. Raudoną liniją mes matom aukštesnį pajamingumą, tai yra iTraxx crossover indeksas, tai yra šiek tiek žemiau nei investicinio reitingo, 75 geros kompanijos, jos grubiai yra, jeigu kalbėt apie reitingą, 2B su pliusu zonoje, bet jos neturi investicinio reitingo, tai jų kredito marža, vadinkim, išreikšta credit default swap'o nusikeiksiu, bet tai yra savotiškas draudimas, draudimo premija už kredito riziką. Tai vat, šiuo atveju investuotojas sutinka mokėti 3% 5 metus ir jis turi pilną apsaugą nuo emitento bankroto. Tai yra 3% savotiška draudimo įmoka, draudimo premija. Tai mano komentaras yra, kad ko gero vienas iš dalykų, ką Mario Dragis nori pasakyti ir ką Mario Dragis galbūt norėtų matyti, tai didesnį rizikos apetitą ir norą investuotojų judėti iš čia, kas yra labai saugu ir labai generuoja žemą pajamingumą, į čia, kas yra truputį rizikingiau. Mėlyna linija tiesiog rodo tarpbankinės palūkanas, čia taip gali būti gan įdomi situacija, tai yra kaina, už kurią bankai 5 metam viens kitam skolina pinigus. Graikija. Nieko daug nepasakysi tą temą, daugiau gal iš obligacijų perspektyvos. Iš esmės rinka, čia mes turime 10 metų Graikijos obligacijų pajamingumą. Rinka skaičiuoja didelę defaulto tikimybę ir didelę tikimybę, kad skola bus nurašyta ar vienaip ar kitaip restruktūrizuota. Tuo tarpu kitos šalis, kaip Ispanija, Italija, vis dar mėgaujasi, sakykime, to komfortu ir centrinio banko netiesioginę paramą.
ar tiesioginę paramą, tai per kiekybinį skatinimą, per obligacijų supirkimą. Rusija, Ukraina, kas laimi, nieks nelaimi, visi pralaimi. Ukrainai kredito ištekliai, nei Rusijai, nei Rusijos bendrovėm, nei Ukrainai kredito ištekliai tarptautiniai nėra prieinami. Ukrainos kredito kaina yra 23 metais įsiperkančios obligacijos, $, jos jų pajamingumas yra dviženklis. Tai vėlgi rodo, kad rinka laukia ir skaičiuoja dar vieną defaultą arba skolos socializavimo prašymą. Rusija tuo tarpu prarado investicinį reitingą ir prarado komfortą skolintis pinigus užsienio rinkose. Kas mums iš to? Iš tikrųjų, grafikas nors ryte atnaujintas, bet jis labai stipriai vėluoja. Mes per paskutinės 2 dienas matėme 50 bazinių punktų judesį Vokietijos palūkanų ir ta situacija šiandien vis dar karšta. Tai čia yra Lietuvos emitentų kaip Lietuvos Respublika, Latvijos Respublika 10 metų obligacijų pajamingumai, kurie, kaip matot, irgi mėgaujasi tą Centrinio banko paramą. Ir tai suteikia galimybės lygiai įsitraukti į kredito išteklius mums kaip vyriausybei, Lietuvai kaip emitentui. Galiausiai vakarykštės naujienos Latvenerba išleido 75 milijonus eurų obligacijų. Tai yra žalios obligacijos, obligacijų paskirtis yra finansuoti aplinkai tvarius projektus. Emitentas gavo nepriklausomą nuomonę. Norvegijos Cicero, tai yra pasakyti pilną pavadinimą tos agentūros, bet tai yra pasaulyje pripažinta agentūra, kuri teikia nuomonės dėl būtent žalių obligacijų prieimimo. Palūkanos 1,9% metinės, tai yra geras sandoris emitentui, geras sandoris investuotojui. Tai, ką mes norėtum daugiau ir didesniam apimtim matyti Baltijos šalių rinkose. Ir dar svarbu paminėti, kad įmonė obligacijos buvo pristatomos ne tik Baltijos šalių investuotojams ir sutiko įmonė didelį susidomėjimą ir entuziazmą, ne tik Baltijos šalyse, bet ir šalyse kaip Vokietija, UK, Suomija, Austrija. Ir mes irgi didžiuojamės, būdami to dalimi ir padėdami įmonėje prisitraukti kredito išteklius už gerą kainą. Okay, sveiki. That's about it from now in English, I'm afraid. So I was here last year at the same event, and I will show the same slide like I did then, start with a disclaimer, as I will have a positive view. It's good to know that equities can go up and down, and only you are responsible for your own losses. So please don't blame the broker. And personally, I'm long several different indices, as you can see here on the bottom. So I'm definitely biased for long. This is also from last year. And then I said that equities was really out of favor. I think that then we were furthest to the left, at the very extreme. We had interest rates at 400-year, 500-year lows, and people were jumping with joy for 2-3% yield, which I found a bit strange. I would say that today we have moved, I would say, 2 knots to the right, where equities, you could almost say, are back into fashion. It's not popular, but it's starting to become popular. And as always, I foresee that
maybe in 2 or 3 years, we will be again in the other extreme, where people will only be happy if they get 40-50%, which I think is also totally wrong. But right now, I think we are somewhere here in the middle. So looking back, a long time back, this is also from last year, the Dow Jones index from the year 1900. And the question is, are we at the end of the bull market? We have been up 70% in the last 4 years, or is this just the beginning of a bull market? And if you look historically, the big moves have lasted a lot longer than 4 years. For example, you have 14 years sideways, you have 18 years up, 19 years sideways, 23 years up, and so on. So obviously my view is that we are in the beginning of a long upward trend. Supporting this argument are several factors. I will show some of them. One is the valuation. I think you can read almost every day in the papers that market is overvalued and now the next crash is coming. And I think the same people have been saying this for the last 4 years. And equity markets keeps going up. I think it's the most hated bull market that we have seen. And if we look at the most popular valuation metric, which is the price to earnings ratio, we can see that on the S&P index, we are a bit higher than the long-term average. The long-term average since 1954 is 16.4, and we are at 17.8. So yes, we are a bit higher, but it's far from extreme. Another positive factor to keep in mind is the yield and the dividend yield. I checked SEB's deposit rates yesterday, and the longest time you can lock it in for, if you want to give SEB your money, is 3 years, and that yields 0% today. And when you talk to the person responsible at SEB for this, he says that this is even generous, it should be negative. So with that alternative, then other asset classes obviously must look quite attractive. If you look at the S&P index again, the Dow Jones stock index, then you see that the dividend yield on all the companies in those indices is around 2%. The Euro Stoxx 50 is about 3%. And if we look at the Baltic companies that we cover, it's around 5%. So obviously equities look quite attractive. Another thing I think is important is that the ECB, they just started their QE program in January this year. And if we look at what happened in the US when they started their program about 6 years ago, then it should be quite positive for the market. We can already see that since they started, the Euro Stoxx index has had quite a good performance. If we look at the US, which started in 2008, 600 billion USD, market went up after that. And as soon as you saw a weakness in the market, they made another announcement of another program, and again, a third program, and look at the stock market. Meanwhile, in Europe, ECB is just getting started. So I think that you have the ECB stepping in as soon as things get shaky. It has been shaky this last month. And what happened, ECB went in and said that they will accelerate the program. So quite positive for equities. Then some negatives, there are always some negatives. And of course that's Greece, Brexit. The big question, I think, for equity investors is it contained or not contained to equities? It seems like if you read what the experts are saying, that today it's no longer a big risk if they would exit. And if you look at the Greek ETF, then you can see that
it's not reacting so much anymore to the different news. It's basically flat. And it's down some 92% since the top. So I would argue that if we have a Brexit, we will have a downturn in equity markets for sure. But I think that after that we could start to recover, because what the equity markets hates the most is uncertainty. And this is a big uncertainty that we need to get out of the way. Another contained or not contained is, of course, Russia, Ukraine. If it starts to become fighting again in Russia, Ukraine, obviously the equity markets will take a hit again. I think, again, I try and talk to different experts. The latest or the consensus view seems to be that it will continue like it is, i.e. no new fighting, hopefully. And if that happens, then I think that will obviously be positive for equity markets. So, to summarize, and once again, I am owning equities, so I'm biased. But with that said, I think that we are in the beginning of the bull market. I think that valuations are not extreme, although they are above average. And alternatives to equities is just not attractive. And I think that QE is just getting started. And if you can believe that Greece and Russia is contained, then equity should be a good alternative. So that's the positive view. Of course, it's each one of you to decide if you believe it or not, and there's always a risk in investing in equities. But that's my view. Thank you.